Sveiki, čia GPB tekstai. Aš esu Agnė ir šiandien jums perskaitysiu savo tekstą Vyrų savitarpio paramos grupės tarp archetipinio vyriškumo ir gydančios bendrystės. Turbūt nuo pat aktyvesnio genčių projekto viešinimo pradžios aplink jį reguliariai įsižiebia aistringos diskusijos. Projektas vis apkaltinamas seksizmu, o gal net sąsajomis su prieštaringai vertinamais vyrų terpės, manosphere judėjimais. Gentys vis atsikerta, kad pasisako už lyčių lygybę bei sugyvenimą, o taip pat ir laisvę kiekvienam tyrinėti savo lytinę savivoką. Viena ar kita kritiška reakcija šaukusi ištara, visi vardėjimą arba kaip netaip suprasta, arba kaip pavienė projekto pozicijos anaiptol neatspindinti komunikacijos klaida. Šią vasarą Tomai pasidalijo savo įspūdžiais iš Gentys Fest, nuvilnėjo dar viena panaši diskusijų banga. Atslūgus jau pažįstamai argumentų, kontraargumentų ir įvairiausių emocijų bangai, vis tik liko tas pats neaiškumo jausmas. Ar išties gentyse gerbiami lyčių lygybės ir laisvės gyventi savo lytinėje tapatybėje principai? Ar išties dedami pagrindai sklandesniam lyčių tarpusavio supratimui? Ir jei taip, kodėl tuomet gentys tarsi vis užlipa ant to paties grėblio? Tai kaip manote, kodėl kritika? Genčių bendraįkūrėjo Antano Grižo rugpjūtį klausė TV3. Jo atsakymai įvardytos kelios priežastys. Tarp jų ir tai, kad gentys gina vyrų orumą, nekaltina vyrų, nekritikuoja tradicinio vyriškumo. Tačiau vyrų orumo nežemino nei prieš porą metų gentims rimtų klausimų iškėlusi Aurelija Užkalnytė, nei Tomas šią vasarą. Tai dar viena prieštara, kurią bandau išspręsti leisdamasi studijuoti genčių manifesto, surašyto prieš porą metų siekiant paaiškinti visuomeniai projekto esmę. Moteriški vyrukai. Vyrų tarpusavio paramos grupių būrimas yra pagrindinis genčių tikslas, tačiau manifeste rasime ir nemažai visuomenės švietimo veiklų. Tarp jų pagalba verčiant bei populiarinant Roberto Gloverio knygą Nustok būti mielu vyruku, gauk tai, ko nori meilės srityje, lovoje ir išgyvenimo. Knygos nugarėlė, nuo kurios į skaitytoją žvelgia genčių logotipas ir bendraįkūrėjo Antano Grižo nuotrauka, informuoja, kad Nustok būti mielu vyruku yra viena genčių atsiradimo įkvėpėjų, o gentyse ją skaito tūkstančiai vyrų. Genčių tinklalaidėje nekartas užšmėžuojančios 2022 m. pavasarį intensyviai socialiniuose tinkluose reklamuotos knygos pagrindinė mintis yra tokia. Visuomenėje daugėja nuo mielo vyruko sindromo kenčiančių vyrų. Mieli vyrukai – tai vyrai, kuriems stinga pasitikėjimo savimi, savivertės, dėl ko jie susiduria su gėdos jausmu, problemomis suvokiant bei išreiškiant savo norus ir ribas. Jie pernelyg stengiasi įtikti kitiems. Šiuo atžvilgiu nesunku matyti, kuo knyga gali būti naudinga tiems, kuriems padeda darbas su savipagalbos žanrais, ji kupina patarimų ir pratimų. Ji gali būti naudinga ir toms, turint omenyje, kad pasitikėjimas savimi ir savivertės problemos labai ir net labiau paplitusios tarp moterų. Deja, šis neutralaus savivertės stiprinimo pratimų vadovo fasadas ima trupėti jau antrajame knygos skyriuje, Gloveriui ėmusi skaitytojų aiškinti visuomenėje nevaplintančio mielo vyruko sindromo priežastis. Gal istorijos tekmėje niekada ir netrūko mamytės sūnelių ir po moters padu pakištų vyrų, dėsto Gloveris. Tačiau 20 amžiaus tekmėje moterų dominuojamose mokyklose berniukai buvo treniruojami, trained, įtikti moterims. Jie augo remdamėsi moteriškų buvimo vyro apibrėžimu ir tapo tuo, kuo moteris norėjo, kad jie taptų. Tai moteris berniukus išmokė būti taikiais, dosniais, rūpestingais. Kaip tik dėl to, pabrėžia Gloveris, yra svarbu skatinti berniukus ir vyrus mokytis jausti savo jausmus būtent tarp vyrų, nes, priešingai tarp mielų vyrukų vyraujančiam įsitikinimui, jie neturi tapti panašiais į moteris, kad jaustų savo jausmus. Kritika moterų, moteriškumo, moterų emancipacijos judėjimų kaltinimų dėl vyriškumo krizės jau yra išsakiusi Aurelija Užkalnytė. Gloverio idėjos šią temą yra kone pažodžiui nusirašytos nuo mito poetinio vyrų judėjimo pradininko Roberto Bly. Gentys tuo metu oficialiai išsigynė, kad mamų jie nekaltina, tiesiog nori pabrėžti tėvo nebuvimo berniukų gyvenime žalą. Galbūt. Tačiau dėl to niekur neišnyksta Gloverio įtarimas, kad šalia nesant vyro, moteris tik ir siekia pakišti berniukus po padu ar treniruoti juos įtikti savo pačių lyties vertybėms. Vyriškumo krizė kartais aiškinama sunkumais, kuriuos kai kada patiria vyrai, bandantys prisitaikyti prie kintančios galios pusiausvyros. Čia, panašu, išvelgiama kiek kita problema
Pripažįstama, kad empatija, jausmų atpažinimas ir raiška, tos tradiciškai moteriškos savybės, yra būtinos vyro emociniai sveikatai. Tačiau jokių būdų nenorima tapti panašiais į moteris. Vartant knygos puslapius, ne visuomet aišku ir ką gero Gloveris turi pasakyti tikintiems laisvę ieškoti savo autentiškos lyties tapatybės. Viskas būtų gerai, jei mielo vyruko sindromas apibūdintų tik gėdos ar nepasitikėjimo savimi apibrėžtą santykį su aplinkiniais ir pasauliu. Deja, galimybės būti autentiškai mielu, rūpestingu ir dėmesingu Gloveris kaip ir nemato. Cituodamas Bly, jis teigia, kad tokie vyrai gal ir malonūs, tačiau jiems stinga gyvybingumo ir laimės pojūčio. Ir ne tik tai. Durys į vyriškos tapatybės įvairovę prisiveria su dar garsesniu girgždesiu Gloveriui priėjus prie mielų vyrukų santykio su moterimis temos. Čia sužinosime, kad įprastai moteris joms įtikti besistengiančius vyrus laiko silpnais ir juos niekina, kad moteris jam nekartai yra sakiusios, jog nenori pasyvaus malonaus vyriškio, jos nori vyro, kažko su vis dar sveikais kiaušais, kad švelnus mielo vyruko elgesys užkerta kelią moterų seksualiniam susijaudinimui. Gloveris skaitytojus patikina ir tuo, kad skirtingai nuo pasitikėjimo ir ištikrintumo savimi, bejėgiškumas, verkšlenimas ar per dideli poreikiai, neidinės, vyrai nėra patrauklus. Ar iš jų įsitikinimų kilo ankstyvasis, vėliau išsižadėtas genčių reklaminis šūkis, kad prie programos prisijungę vyrai gaus daugiau pist? Dar svarbesnis klausimas, ar čia neglūdi dar viena Gloverio tvirto įsitikinimo, kad vyrai turėtų savo emocijas patirti pirmiausia tarp kitų vyrų priežasčių, nes jo pasaulyje vaizdyje heteroseksualiuose santykiuose vyrui sukniupti, verkti ar būti pažeidžiamam šalia savo partnerės yra nesaugu. Žinoma, nustok būti mielu vyruku pasiūlo ir vyriškumo apibrėžimą. Vyriškoji energija, teigia Gloveris, yra apie išgyvenimą, išlikimą, aprūpinimą, apsaugojimą, apie stiprybę, drąsą, discipliną, atkaklumą, aistrą, sąžiningumą. Tačiau, pažymė jis, vyriškoji energija, be kurios, kaip jau žinome, vyras negali patirti autentiškos būties ir santykių, taip pat reiškia ir agresyvumo, destruktyvumo ir brutalumo potencialą. Vyriškumai – mieli, toksiški, tradiciniai, pozityvūs, deficitiniai. Ši dalis ypač įdomi, nes po šiuo sakiniu pasirašius ne Gloveriui, o feministai feministaitei, jis ginčių būtų iškart atpažintas kaip vyrų kaltinimas toksiškų vyriškumu. O nuo savaip apsibrėžtos toksiško vyriškumo sampratos gentis nuosekliai ir kategoriškai atsiriboja. Savoka, anot manifesto, susieja smurtą ir vyriškumą bei skatina neigiamą stereotipą apie vyrus. Siekiant išvengti neigiamų konotacijų, siūloma perbraižyti ir tradicinio vyriškumo supratimą, atsieti jį nuo tokių reiškinių kaip smurtinis elgesys ar dominavimas prieš moteris, ir vietoje to telktis ties pozityviais tradicinio vyriškumo bruožais. Tradicinis vyras, anot ginčių, tai saugotojas, aprūpintojas arba kovotojas, pasižymintis emocijų meistrystę. Šio pozityviojo apibrėžimo idėją genčių manifestas pasiskolino iš Johno Barry ir Martino Seegerio, psichologų ir bendradarbių prieš kelis metus Jungtinėje karalystėje įkurtame vyrų psichologijos centre, angliškai Center for Male Psychology. Kaip vieną pagrindinių savo veiklos ryčių centras įvardėja vyrų psichologijos disciplinos vystymą. Jo prieigose pastaraisiais metais išleistos 2 storos knygos The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health, lietuviškai Palgrave'o vyrų psichologijos ir psichinės sveikatos vadovas, bei Perspectives in Male Psychology, an Introduction, įvadas į vyrų psichologijos sveikatos perspektyvas. Vyrų psichologijos centras užsiima ne tik knygų leidybą, bet ir redaguoja internetinį platesnį auditorijai skirtą žurnalą Vyrų psichologija. Gentims vyrų psichologijos centro ir jo leidinių idėjos svarbios. Pozityvaus tradicinio vyriškumo apibrėžimas yra pasiskolintas iš vadovo, o įvadas buvo dovanojamas pagrindiniams Lietuvos universitetams. Centro internetinėme žurnale Vyrų psichologija rasime ir gana įdomų genčių genezės bei projekto aprašymą. Barry ir Seegerio sukurtos psichologinio darbo su vyrais gairės genčių iniciatyva buvo išverstos į lietuvių kalbą. 2021 metais vykusioje konferencijoje Ką darysime su vyrais, Antanas Grižas patikina, kad projekte stipriai remiasi Vyrų psichologijos centro reprezentuojamų požiūrių, ragina juo remtis ir kitus. Kitame pranešime abu centro leidiniai kaip labai geri, rekomenduojami psichikos sveikatos specialistų auditorijai. Kitas genčių bendraįkūrėjas Gediminas Motiejūnas socialiniuose tinkluose yra rekomendavęs Vyrų psichologijos centro YouTube kanalą, patį centrą apibūdindamas kaip pirmaujantį pasaulyje.
Pagrindinės centro veiklos prielaidas poroje jau minėtų pranešimų gana taikliai susumuoja pats Antanas Grižas. Istorija tokia. Apie 1990-uosius Jungtinėse Amerikos valstijose Amerikos psichologų asociacijos prieigose imta konkrečiau domėtis vyrų psichologija. Tuo metu supratimas apie ją buvo stipriai įtakotas feminizmo, lyčių studijų, sociologijos ir kritinės teorijos. Dėl šių įtakų vyrų psichologija susitelkė į lyčių vaidmenų analizę, laikėsi požiūrio, kad tradicinis vyriškumas kenkia vyrams ir visuomeniai. Taigi, apibendrina pranešimai, šis požiūris yra šališkas, deficitinis, politiškai įtakotas, stokojantis neutralumo ir kritiškas vyrų atžvilgių, galimai atbaidantis vyrus nuo kreipimosi psichologinės pagalbos. Dėl šių priežasčių 2018 metais Amerikos psichologų asociacijai išleidus darbo su berniukais ir vyrais gaires, kilo kontroversija, nes šiuose gairėse buvo įtraukta daug šališkumo, daug politinio lygmens, nuo ko psichologai stengiasi atsiriboti ir nepainioti su klinikiniu darbu. Toliau pranešimuose pristatoma ir rekomenduotina alternatyva. Prieš gerą dešimtmetį Jungtinėje karalystėje atsiradusi nauja vyrų psichologijos mokslo atšaka, reprezentuojama vyrų psichologijos centro. Ji pranašesnė, teigia Antanas Grižas, nes remiasi moksliniais tyrimais, klinikinė praktika ir evoliuciniu, socialiniu, biologiniu, humanistiniu požiūriu, o ne vien sociologijos teoriniam idėjom. Šis požiūris pranašesnis, nes jis pozityvus tradicinio vyriškumo atžvilgiu. Jame kreipiamas dėmesys ne tik į lyčių panašumus, bet ir skirtumus, ypač kalbant apie evoliucinę ir biologinę įtaką jiems. Ar lyčių nelygybė kada egzistavo? Kaip dažnai nutinka, kuo trumpesnė istorija, tuo daugiau laiko reikia praleisti ją išpakuojant. Tačiau iš karto matyti vieną galimų priežasčių, kodėl gentys nuolat susiduria su seksizmu susijusios kritikos akiratyje. Vyrų psichologijos centro pozicija formuojama ne tik priešpriešoje, bet apskritai kaip reakcija į feminizmą ar socialinių mokslo disciplinas, jų tyrimo lauką, metodus ir išvadas. Gentys nuolat deklaruoja esančios už lyčių lygybę. Tačiau peržvelgus genčių visuomeniai rekomenduojamų vyrų psichologijos centro prieigose leistų knygų puslapius, ne visuomet aišku, kaip iš ties toji lygybė suprantama. Pavyzdžiui, Lietuvos bibliotekoms dovanotame įvade, kvestionuojant patriarchalumo savoką, klausimą, o kurgi tosios moterų priespaudos įrodymai? Juk, citatos pradžia, daugelie šalių moteris gali balsuoti, valdyti turtą, gauti lygų atlyginimą, vairuoti. Iš tiesų, moteris turi teisės ir privilegijas neprieinamas vyrams. Pavyzdžiui, suskilus šeimai jos gauna nuosavybę ir vaikus. Yra schemos, padedančios joms siekti pelningų karjerų. Jos nespaudžiamos imtis pavojingų darbų. Tuo tarpu, sutriuškink patriarchatą, smash patriarchy, skanduojantis universiteto studentai, esą tai triuškina tradicinę šeimą, kurioje vyras uždirba pinigus, atvesdami prie skyrybų, be tėvo augančių vaikų ir įvairių su tuo susijusių socialinių problemų. Citatų pabaiga. Taigi, lygybė jau kaip ir pasiekta, o galbūt svarstyklės jau net ir persisveria į kitą pusę? Šis argumentas toliau plėtojamas ir vadove, remiantis jau minėtų vyrų psichologijos centrui svarbių biologinių ir evoliucinių požiūrių, arba gana ribota jo interpretacija. Čia iškeliama idėja, kad galbūt išties moters būtis privačioje sferoje teikia daug daugiau pasitenkinimo nei dažnai sudėtingas ir purvinas vyrų darbas už namų ribų. Galiausiai apibendrinama. Citatos pradžia. Niekieno gyvenimas nėra be kančios, tačiau teiginys, kad moteris patyrė patriarchalinę priespaudą, yra geriausiu atveju nepatikrinta teorija, blogiausiu žalingas iškreipimas. Geriausiu atveju tai tarsi žvelgimas į garsąją anties triušio iliuziją, teigiant, kad ten yra tik triušis, bet ne antis, arba kad triušis gyvena anties priespaudoje. Kai evoliucinė biologija gerbiama, o ne atmetama, matyti, kad tradicinė šeimos struktūra yra pirmiausia paremta abipusėmis, ilgainiui išsirutuliojusiomis reprodukcinėmis rolėmis. Taigi, didžiausia įtaka lyčių santykių pusiausvyrai tikriausiai daro ne kas kitas, o pati didžioji matriarchija, motina gamta. Citatos pabaiga. Vyrų psichologijos centro leidžiamo internetinio vyrų psichologijos žurnalo redakcinė politika laikosi panašios linijos. Čia rasime argumentų, kad statistika, rodant, jog moteris vis dar atlieka daugiau neapmokamo darbo namuose, yra feministinė. O be to, šiandien dauguma heteroseksualių porų namų ūkio darbus deleguoja. Jie sumoka už maisto prekių pristatymą ir namų tvarkymo paslaugas, o vaikus su valstybės parama siunčia į darželius.
sužinosime, kad iš ties būtent vyrai yra diskriminuojama visuomenės dalis, tačiau, skirtingai nei moteris, jie neturi lobistinių organizacijų, padedančių šią diskriminaciją įveikti. Faktas, kad 68% Jungtinės karalystės parlamento narių yra vyrai, kažkodėl šiame argumente nėra svarbus. Rasime ir argumentų prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Kodėl prieš? Nes joje į lytį žvelgiama kaip į socialinį konstruktą neįtakojama gamtos, evoliucijos ar biologijos, o vyrai vaizduojami kaip agresoriai ir laikomi kaltais vien dėl to, kad yra vyrai. Vyrų psichologija tarp objektyvaus mokslo ir politinės ideologijos. Jei šiuo metu jau svarstote, ką visą tai turi bendro ne tik su lyčių lygybės tikslais, bet ir deklaruojama moksliškai objektyvę prieigą prie vyrų psichologijos tyrimų, nebereikalo. Čia verta prisiminti Antano Grižo pranešimuose minėtą Amerikos psichologų asociacijos 2018 metais išleistų gairių darbui su berniukais ir vyrais kontroversiją. Pranešimuose ši kontroversija pateikiama kaip psichologų profesionalų atmetusių feministinių disciplinos politizavimą nepritarimas, kilusioje ir tebevykstančioje diskusijoje be abejo būta ir dalykinių klausimų ir profesionalių balsų. Vis dėlto, už pranešimų ribų liko svarbi detalė. Reikšminga kontroversijos dalis kilo socialiniuose tinkluose dėl konservatyviųjų pažiūrų atstovų pasipiktinimo Amerikos psichologų asociacijos teiginiu, kad tradicinio vyriškumo normos gali kelti žalą vyrų psichikos sveikatai. Argumentuota įvairiai. Vieni teigia, kad tradicinio vyriškumo kritika trukdo skleistis esminiai berniukų prigimčiai. Kiti, kad įsitikinimas, jog emocijas reikšti gerai, o slapinti blogai, tai yra dogma ir išties sveikesnius gyvenimus gyvena būtent tie, kurie užgniaužia savo pyktį. Viena iš profesionaliau artikuliuotų kritikų pateikta psichologo Christopherio Fergusono, vienintelio iš 162 Amerikos psichologų asociacijos reprezentacinės tarybos narių balsavusių prieš gairių patvirtinimą. Tačiau net ir jis pirmiausia rekomenduoja gairias taisyti konsultuojantis su konservatyviųjų pažiūrų atstovais. Čia jau tampa nebe visai aišku, ar problema laikoma tai, kad Amerikos psichologų asociacijos gairės paaukojo moksliškumą ir klinikinę praktiką ant feministinio politizavimo aukuro, ar tai, kad konservatoriai atmeta socialinius lyties aspektus tyrinčias disciplinas ir metodologijas, bei reaguoja į jų taikymą psichologijos praktikoje. JAV būdingas gilus politinis susiskaldymas ir batalijos nebūtinai galioja Lietuvai, tačiau istorijoje yra šis tas vertingo ir mums Lietuvoje. Tiek Vyrų psichologijos centras, tiek ir gentys laikosi bendros pozicijos, kad sociologija ir šiaip bet kokie feministinės perspektyvos informuoti tyrimai ir argumentai yra suteršti ideologijos ir politizavimo. Patys tuo tarpu tvirtina siūlantys objektyvę, mokslinę ir nešališką perspektyvą, nors neretai kalba nuo vyrų psichologijos tyrimų gana nutolusiais, konservatyvėje politinę poziciją spindinčiais argumentais. Savaime tai yra puikiai liberalios demokratijos ir tyrimų laisvės apraiška. Absoliutus objektyvumas nėra įmanomas. Tačiau svarbu turėti omenyje, kad kalbame ne apie susidūrimą tarp feministinės ideologijos ir objektyvaus mokslo ar klinikinės praktikos. Viena vertus, tai susidūrimas tarp skirtingų mokslinių disciplinų ir prieigų. Kita vertus, tai susidūrimas tarp susitelkimo į lyties normų vaidmenį ir konservatyviųjų tradicinio vyro ir tradicinės moters vertybių gynimo, įsitikinimų biologinių faktorių pirmenybinę įtaką mūsų lytinėms elgsenoms, gal kartais net ir biologinio determinizmo. Tai konfliktas tarp viena vertus įsitikinimo, kad didžioji matriarchė motina gamta jau yra viską puikiai surėdžiusi, lyties normos tai yra biologinio pagrindo antstatas, o diskusijos apie socialinę lyties rolę, kaip teigia ginčių garaže vedėjas Vytautas Astromskas, yra stulbinančiai kvailos. Ir kita vertus, įsitikinimo, kad niekas nėra išskaptuota oloje, kad mūsų lyties elgsenos ir santykiai rodo didelį lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti, kad tai yra verta dėmesio, nes tai yra kažkas, ką turime galę keisti. Tačiau šalia politiškumo klausimų, į Vyrų psichologijos centro apeliacijas į objektyvų moksliškumą, verta pažvelgti ir kitų jų teiginių šviesoje. Ypač turint omenyje, kad šį sezoną gentys vyrus prisijungti kviečia žadėdami mokslų pagrįstą savęs pažinimo erdvę. Štai viename vadovo skyriuje rasime, kad ir tokį teiginį. Citatos pradžia. Atsižvelgiant į amžių senumo universalius ir tarpkultūrinius vyrų elgesio modelius, tikriausiai geresnė mokslinė praktika yra prieiti išvados, kad vyriškumas yra arčiau archetipinio, įkūnyto, nei stereotipinio, išmokto reiškinio. Citatos pabaiga. Kitame skyriuje, pavadintame The Gaze, The Male Need to Look versus The Female Need to be Seen,
An Evolutionary Perspective, lietuviškai žvilgsnis, vyro poreikis žiūrėti prieš moters poreikį būti matomai, evoliucinė perspektyva, rasime, kad ir tokį išaiškinimą. Citatos pradžia. Yin ir Yang sąvoka parodo, kad tam tikrose senosios Kinijos filosofijos aspektuose vyriškumas laikomas moteriškumą apsaugančia jėga. Šitaip vyriškumas įgalina moteriško asmenybės aspektų funkcionavimą. Yin reikalinga Yang ir atvirkščiai. Ši tarpusavyje susijusių abipusių ir vienas kitą papildančių natūralios visatos aspektų samprata atrodo yra perspektyvesnis lyčių studijų modelis, nei šiuo metu vakarų pasaulyje vyraujančios sociopolitinės teorijos. Citatos pabaiga. Besidomintieji laisvai prieinamą šių idėjų santrauką gali rasti ir Vyrų psichologijos centro žurnale. Tokių nuorodų į archetipus rasime ne vieną, kaip ir į taoizmą, ir Yin, ir Yang. Rasime ir daugiau nei norėtųsi nuorodų į vyrų teisų judėjimo tėvų laikomo Vareno Farelio, su kuriuo beje Barry ir Seegeris yra kartu ir straipsnį parašę, ar kitus su mokslinio recenzavimu nesusijusius literatūrinius darbus. Visa tai anaiptol nereiškia, kad absoliučiai visas genčių reklamuojamų Vyrų psichologijos centro knygų turinys yra niekinis, svyruojantis tarp aistringos kalbos konservatorių suvažiavime ir tylaus pašnekesio prie prekystalio Mažojoje Indijoje. Dvi į moksliškumą pretenduojančios knygos tarp savo viršelių glaudžia 1300 puslapių ir jiems visiems šiame perskaitime įvertinti stigo laiko. Tikėtina, ten rasime ir visiškai mūsų dėmesio vertų idėjų ir nuorodų į vertingas studijas. Pats Vyrų psichologijos centras originalių tyrimų iš esmės neatlieka. Tačiau skaitytojai praverstų turėti omenyje, kad aptinkamus teiginius reikia atsargiai vertinti ir, kaip diktuoja gera mokslinė praktika, kiekvienu atveju juos atidžiai tikrinti ir gretinti su alternatyviais tyrimais. Vyrai. Petys į petį. Genčių bendraįkūrėjas Gediminas Motiejūnas mane patikino, kad Nustok būti mielu vyruku nėra projekto metodologijos dalis. Savitarpio pagalbos grupėse nėra nuosekliai skaitoma, o vyrai ją atsiverčia nebent remdamiesi kitų rekomendacijomis. Nepaisant to, tiek Gloverio, tiek Vyrų psichologijos centro prieigos išleisti leidiniai ir gairės genčių yra remiami, platinami ir rekomenduojami tiek specialistams, tiek plačiai visuomeniai. Iš arčiau susipažinus su šiomis perspektyvomis lengvai atpažįstame ir Tomo genčių festivalyje pastebėtą archaišką vyriškumą ir net pavienių dalyvių Trumpui palankęs pastabas. Ir Gentys garaže tinklalaidėje dėstomas Mariaus Šmito teorijas apie pasyvųjį moterišką pradą bei neva moterų stumimo vyrų pasyvumo skatinimą. Ir šios tinklalaidės vedėjo Vyto teorija, kad negebėjimas nuskriausti yra blogai, gebėjimas nuskriausti ir to nedaryti yra jėga, o vyriškumo apogėjus yra būti pavojingų diplomatų. Ir leptelėjimą, kad mieli vyrukai gali būti pavojingi visuomeniai, nes kilus ginkluotam konfliktui neva neitų į gynybą. Ir nuojauta, kad mergaičių lyderystės skatinimas siunčia kažko negerą žinutę berniukams. Šie ir kiti užlipimai ant to paties grėblio atrodo mažiau kaip atsitiktinės lyčių lygybę ir laisvę nuoširdžiai tikinčiojo klaidos, labiau kaip Vyrų psichologijos centro perspektyvoje užkoduotų aklųjų zonų pasekmė. Sekant autoritetais įsitikinusiais, jog baltieji vyrai yra vienintelė demografinė grupė, kuriai neskiriama nei apsauga, nei pagarba, išties lengva nepastebėti, kad mergaitės socialiniuose tinkluose drąsinamos, nes savo lyties lyderystės modelių realiame gyvenime vis dar turi nedaug. Čia lūkestis, kad berniukui tokiu atveju būtų galima paaiškinti, kodėl taip yra, ir pasiūlyta jam paskatinti savo sesę ir klasiokę, nedrįstančią išbandyti savęs lyderystėje, tampa paprasčiausia utopija. Gentys, ar bent jau jų visuomenės švietimo ir informacinės klaidos sritys, su kritika susiduria gal ne tiek dėl to, kad kažkas tik ir laukia progos pažeminti vyrišką orumą ar užkirsti kelią vyrams ieškoti jiems tinkančios psichologinės paramos, kiek todėl, kad projektas bando apsėsti kelias vienu metu neapsėdamas kėdes. Tuo pat metu mėginama ir išlaikyti galimai į tamsius menosfer užkampius nuklysiančią auditoriją ir deklaruoti progresyviąsias lyčių lygybės vertybės. Tačiau galiausiai išlaikomas visas menosfer karkasas. Antifeministinės ir anti-woke gaidelės, dažnai supaprastintas ar abstraktus evoliucionizmas ir biologizmas, pasipriešinimas lyčių rolių analizai, tuo pat metu kartais jie remiantis, ir nuo vyrų teisų judėjimo darbotvarkės nepernelyg besiskiriantis manifesto unikalių vyrų patirčių sąrašas. Tik pabaigoje teiginys moterų prigimtis yra paklusti ir jos slapta nori būti prievartaujamos, pakeičiamas deklaracija mes už lyčių lygybę ir palaikome laisvę tyrinėti savo lytinę tapatybę.
Apie žaibolaidžius žinau nedaug, bet man atrodo, jei žeminimo laidą pakeisime skalbinių virve, jis greičiausiai tinkamai neveiks. Svarbiausia, kad lieka ne visai aišku, kam viso šio karkaso reikia. Nes ne, Amerikos psichologų asociacijos gairės nebuvo tiesiog nusirašytos nuo Judith Butler, jos remtos ir dešimtmečius vykusių daugybinių tyrimų rezultatais. Ne, žinoma, kad gairėse nėra siūloma į terapiją atėjusiam vyrui teikšti tavo pati esybė toksiška, nes tu vyras. Ne, skirtumai tarp lyčių patirimų psichologinių problemų nėra neigiami ar slepiami niveliuojančios woke armijos, jie yra matomi, pripažįstami ir tyriami. Lyties normų ir jų ryšio su psichologinė sveikata tyrimai nėra šališkai nukreipti prieš vyrus. Lyties normų samprata taikoma tiek vyriškumui, tiek moteriškumui. Žvelgiant į normas, siejama su tradiciniu vyriškumu, randama, kad kai kurios jų, pavyzdžiui, atsidavimas darbui, gali būti naudingos. Tuo tarpu kitos, kaip kad įsitikinimas, jog vyras turi būti stiprus ir su savo problemomis susitvarkyti pats, gali trukdyti ieškoti pagalbos. Kuo tai iš esmės skiriasi nuo selektyvaus, pozityvaus tradicinio vyriškumo apibrėžimo? Ar ne tą pačią normą klibina ir gentys savo pagrindinėje veikloje mesdamos iššūkį įsitikinimams, kad berniukai neverkia, nejaučia, o jei jaučia, tai turi vyriškai tai užgniaužti. Nepaisant visko, į gentis renkasi ir vyrai, kurie nebūtinai jaučia poreikį savo vyriškumą apibrėžti. Vyrai, kuriems jų lytinė tapatybė nėra svarbiausia savivokos dalis. Net ir vyrai, laikantys save šiek tiek feministais. Dalis jų, gal ir dauguma, su čia išvardytomis teorijomis savitarpio paramos grupėse nesusidurs. Tuo tarpu iš genčių išsineštose pozityviose patirtyse dažnai girdėsime minint bendrystę, atvirą bendravimą, erdvę, kurioje gali drąsiai dalintis ir nebūti teisiamas. Kadangi jau semėmės pavyzdžių iš Jungtinės karalystės, tų pačių tikslų siekia ir vyrų savitarpio pagalbos grupių organizacija Andy vyrų klubas, Andy's Man Club. 2016 metais įkurta dėl savižudybės artimai praradusių šeimos narių. Ši organizacija kviečia sunkumus patiriančius vyrus rinktis saugioje, neklinikinėje aplinkoje, kurioje nebus smerkiami. Panašių tikslų siekia ir ilgą istoriją turinčios Jungtinėje karalystėje 2013 metais veiklą pradėjusios vyrų pastogės, Men's Sheds, kviečiančios vyrus kartu užsiimti amatais ir kalbėtis, remiantis idėją, kad vyrai nesikalba akis į akį, jie kalbasi petys į petį. Įdomu, kad pastaroji, pirmiausia vyrų gerbūviui skirta organizacija, neužveria durų ir moterims. Jei konkrečios pastogės nariai nori į savo tarpą priimti moterį, jie gali tai padaryti. Šiuo metu skaičiuojama, kad maždaug trečdalyje pastogių lankosi ir moteris. Abu projektai auga ir padeda vis daugiau gyvenimo iššūkius ir vienišumą patiriančių vyrų. Nei vieno iš jų informacinėje sklaidoje nerasime neišvengiamai nepasitikėjimą ir kritiką sukelsiančių, lyčių hierarchijas remiančių teorijų. Galbūt todėl, kad pagrindiniam tikslui – gerinti vyrų emocinę sveikatą ir įgūdžius – šios teorijos yra išties nereikalingos. Daugiau KPB tekstų ieškokite visur, kur radote ir šį, o mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon.